Tai labas vakaras visiems. Dėkoju susirinkusiems šį gražų vakarą. Esu Vaidotas Jankus, Vilniaus universiteto Konfucijaus instituto direktorius. Tęsiant gražią tradiciją supažindinti mūsų auditoriją su Kinijos literatūros paveldu, pristatau mūsų svečią, šio vakaro pranešėją, Vilniaus universiteto doktorantą Balį Astrauską. Trumpai pristatant daugam jau pažįstamą kolegą, noriu paminėti, kad gerbiamo Balio Astrausko tyrinėjimų sritys apima tokius dalykus kaip kultūros antropologija, kultūros istorija, kinų raštija ir grožinė literatūra, kinų liaudies religija, Kinijos regioninės ir etninės bendruomenės. O šį vakarą pranešėjas pristatys jau trečiąjį didžiųjų klasikinių kinų romanų ciklo kūrinį Kelionė į vakarus. Dar noriu paprašyti visų, kas jungsitės prie transliacijos ar jau esat prisijungę. Ir jeigu jums kils klausimų pranešėjui, rašykite į komentarų skiltį YouTube kanale. Ir mes paskaitos pabaigoje perskaitysim pranešėjui ir klausimus, tikimės, pranešėjas turės laiko dar atsakyti. Tai ką, kviečiu mūsų kolegą Balį Astrauską pradėti paskaitą. Labas vakaras visiems. Ačiū Vaidotai irgi už puikų už tai, kad taip gražiai mane pristatei. Ir taigi šiandien aptarsime jau trečiąjį iš didžiųjų klasikinių kinų romanų Kelionę į vakarus, kiniškai vadinama Xi You Zi. Tai reikėtų pasakyti, kad tai yra, vėlgi vienas pačių populiariausių, vienas pačių įtakingiausių kūrinių kinų iki moderniojoje kultūroje. Ir iš visų tų kūrinių pats turbūt turintis didžiausią tokią įtaką ir pritaikomumą šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje. Tai kaip ir galit pamatyti šioje skaidrėje, yra daugybė pačių įvairiausių ekranizacijų, tiek animacinių filmukų, tiek ir vaidybinių filmų, net ir kompiuterinių žaidimų ir taip toliau. Tai yra po šiai dienai be galo aktualus ir itin neblėstančio populiarumo fantastinės literatūros kūrinys, kuris iš pažiūros ir galėtų atrodyti kaip toks galbūt net ir labiau skirtas vaikams arba pritaikomas vaikams, bet tuo pačiu tai yra ir be galo daug gilus ir daugiaprasmis romanas, kurį galima suvokti tiek paviršutiniškai, tiek ir atrasti labai daug peno ir gilesniems pamastymams. Kuo taip pat išsiskiria šitas romanas iš jau anksčiau aptartų ir dar aptarsiamų vėliau, nes tai yra vienas iš labai nedaugelio klasikinės kinų literatūros kūrinių, kurio ar veiksmas vyktų už Kinijos ribų, ar iš vis būtų jame bent kažkaip atsiskleistų kažkokios kitos nekiniškos kultūros ar kitų civilizacijų įtakos. Tai tiek jau anksčiau aptarti Užutekio istorijos, tiek romanas apie Tris karalystės, visas tų kūrinių, visas tartum pasaulis apsiriboja
pačia Kinija, kai tuo tarpu tai yra romanas, kurį gal net visai galima būtų pavadinti transkultūriniu. Tai kaip atstovaudamas Azijos ir transkultūrinių studijų institutą, tai vėlgi džiugu, kad nors kartą paminėti tą žodį transkultūrinis savo viešoje paskaitoje. Tai čia gali būti, kad bent jau pirmas, o galbūt ir paskutinis kartas, kai tai padarysiu, bet iš tiesų tai yra romanas viena vertus, kuriame tiek veiksmas neapsiriboja vien tik tai Kinijos teritorija ir kinų civilizacinė erdvė, bet jame ir itin gausu svetimų kultūrų, nekiniškų kultūrų ir ypač indų kultūros įtaka, visų pirma ateinanti per budizmą, bet tuo pačiu tai yra vėlgi kūrinys padaręs itin didelę įtaką ir kitoms Kinijos kaimynėms, ypač Japonijai, Korėjai, bet taip pat ir kitoms Azijos valstybėms, Vietnamui, Tailandui, Malaizijai, Indonezijai, yra šiokia tokia įtaka. Ir tas atsispindi ir per pagrindinį romano personažą, beždžionių karalių Sun Wukongą, kuris, kaip daug mokslininkų mano, jo prototipų galėjo būti ir indų kultūroje, indų epo Ramajana, itin garsus personažas irgi beždžionė Hanumanas, kuris galėjęs, turintis ir nemažai panašumų su Sun Wukongu. Ir ko gero per šituos vykusius mainus tarp Indijos ir Kinijos, vykstančius kultūrinius mainus, didžiąja dalim dėl budizmo įtakos ir sklaidos, Hanumano personažas galėjo pasiekti ir Kiniją, ir ten patyręs didžiulės transformacijas, ilgainiui išsivysto į itin kinų kultūros daugybę bruožų turinti ir vieną pačių ryškiausių kiniškų kultūrinių ikonų, mitologinių būtybių, beždžionių karalių Sun Wukongą, kuris savo ruožtu neabejotinai buvo tiesioginė inspiracija ir ypatingai Lietuvos jaunesniosios kartos publikai puikiai pažįstama personažą Son Goką iš japonų animacinio filmuko Drakonų kovos. Tai matome, kaip įdomiai iš Indijos per Kiniją, Japoniją ir iki Lietuvos štai atkeliauja toks įdomus ir reikšmingas beždžionių karaliaus personažas. Kaip dabar vyko tie mainai, kultūriniai mainai tarp Indijos ir Kinijos? Ir tai reikia pasakyti, tai yra be galo įdomi tema, nors ją kalbama pakankamai retai, bet iš tiesų apie 4 maždaug amžių, mūsų eros amžių, iš Indijos keliauja budizmo religijos idėjos, kurios per įvairias tarpines šalis
su pirma, Centrinė Azija, iš ten plūsta ir į Kiniją. Ir budizmo sklaida Kinijoje padaro didžiulę įtaką kinų visai civilizacijai. Labai dažnai, kai kalbama apie kinų filosofiją, išskiriama iki budistinė kinų filosofija ir jau po budistinė, po budizmo atėjimo, nes iš esmės budizmo įtaka kinų kultūrai ir visai civilizacijai ir mąstymo pobūdžiui buvo tikrai didžiulė ir net pažįstamai pakeitė visą kinų civilizaciją po budizmo įsigalėjimo Kinijoje, pasikeičia net pažįstamai, tame tarpe pasikeičia tas pats konfucianizmas, tampa vėlgi dėl budizmo įtakos visiškai nepanašus į tokį, koks buvo iki tol daoizmas irgi ir transformuojasi, ir šiandieninė Kinija, tokia kokia ji yra, ji nebūtų tokia be tos budizmo įtakos. Tai ir taip pat su budizmo atėjimu, kaip sakau, perimamos ir įvairios indų kultūros ir plačiau tiek mąstymo idėjos, tiek įvairūs pasakojimai ir siužetai. Štai čia matote nuotraukose vieną tokių vertingiausių kinų kultūros civilizacijos paveldo objektų, tai yra Mogao urvuose, Dunhuane, Gansu provincijoje, tai yra šiaurės vakarų Kinijoje, 20 amžiaus pirmoje pusėje buvo atrasti ilgą laiką nežinoti tokie urvai, kuriuose matome labai įspūdingą 4-14 amžiaus sandūroje sukurtas puikias tiek sienų tapybą, tiek statulas, tiek didžiulį kiekį ilgą laiką nežinotų kiniškų budizmo, daugiausiai su budizmo religija susijusių tekstų. Tai Mogao šitas urvų atradimas buvo didžiulės vertės. Ir šitie urvai nenukentėjo nuo daugybės tūkstantmečius Kiniją siaubusių negandų, kas svarbiausia, taip pat nenukentėjo ir nuo kultūrinės revoliucijos, kuomet buvo sistemingai tiesiog naikinama bet kokios tradicinės kultūros užuomazgos ir nepaisant visų statulų ir sienų tapybos, freskų ir kitų artefaktų, šiuose urvuose rasta daugybė pagrindė budistinės paskirties tekstų ir tarp tų tekstų rasta ir grožinės literatūros, tokių budistinės tematikos pasakojimų pavadinimų bianwen, bianwen žanras, ir tai yra prosimetrinis tekstas, kas reiškia, kad dalis teksto parašyta proza, tada dalis poezija ir taip kaitaliojama tarp prozos ir poezijos, perteikiant įvairius siužetus iš Budos gyvenimo, bet taip pat ir įvairius indų kultūros įvairias istorijos, kurios yra išverstos ir šiek tiek į kinų kalbą ir šiek tiek adaptuotos. Tai šitie bianwen pasakojimai buvo tas trūkstamas ryšys, kuris ilgą laiką buvo ta trūkstama grandis, kuri ilgai buvo nežinota kinų grožinės literatūros raidoje. Ir manoma, kad visa kinų grožinė prozos literatūra būtent pradeda vystytis iš šitų bianwen tekstų, o šito bianwen tekstuose buvusios tiek
buvę tiek pasakojimai, tiek pačios pasakojimo ir retorikos priemonės plačiai paplinta po kinų kultūroje. Na, visų pirma, kinų atsiduria kinų folklore, liaudės visokiuose pasakojimuose, kur patiria dar didesnės transformacijas ir galiausiai va taip, na, ta pasakojimai apie Hanumaną ilgainiui transformuojasi į pasakojimus apie Sun Wukungą ir tada dar kitus personažus ir personažai originaliai priklausė atskiriems pasakojimams, galiausiai suliejami į vieną ir taip pamažu formuojasi tai, kas yra šito romano prototipas, formuojasi tam tikras, na, folklore, formuojasi naratyvinis ciklas, tam tikras naratyvinis ciklas, kuris tam tikrų metu užrašomas ir taip atsiranda romanas Kelionė į vakarus. Šio romano autoriumi laikomas 16 amžiuje gyvenęs veikėjas, politinis ir kultūrinis veikėjas, literatas Wu Chang'an. Wu Chang'anas, kaip matome, gyveno pakankamai ilgą laiką, apie 80 maždaug sulaukęs mirė. Ir jis buvo viduriniosios ar žemesnės grandies valdininkas, kuris gyveno vėlgi labai Kinijai sunkiu laikotarpiu, tai yra 16 amžius, jau buvo Kinijos prieš paskutinės Ming dinastijos, tai buvo labai, na, tokia iš pradžių didelė ir galinga Ming imperija, na, vienas iš Kinijos klestėjimo periodų, kuris su laiku, na, pradeda silpti, na, visa imperija ir 16 amžius jau yra palaipsninės degradacijos laikotarpis ir didžiulė korupcija ir visos kitos ir daugybė kitų problemų kamuojančių Kiniją didelė dalimi ir dėl nekompetentingų imperatorių valdžios. Na, turime šio laikotarpio Kinijoje vienas paskui kitą, na, vis blogesnius ir labiau ekscentriškus valdovus ir daugybę, na, didžiulę politinę suirutę ir korupciją. Ir galbūt dėl šitos priežasties Wu Chang'anas galiausiai pasitraukia iš politinės tarnybos ir tampa atsiskyrėliu ir iki gyvenimo galo rašo poeziją, o galbūt ne vien tik poeziją, bet ir šį romaną parašo. Reikia pabrėžti, kad pasirodęs, kad kai šis romanas Kelionė į vakarus buvo išleistas, na, niekur ant romano viršelio niekur nebuvo nurodyta autorystė, na, tai buvo anoniminis kūrinys, tad kasgi tas autorius, tokių įrodymų, akivaizdžių įrodymų nėra. Daugybė mokslininkų, filologų atliko tyrimus, bandydami nustatyti romano autorystę. Na, ir vienas ryškiausių buvo Hu Shi, tai yra didysis Kinijos, na, modernizatorius ir 20 amžiaus pirmos pusės vienas iškiliausių Kinijos intelektualų ir tiesiog visų galų meistras, prikišęs nagus prie beveik bet kurios įmanomos srities. Na, ir viena tų sričių buvo šito romano filologiniai tyrimai ir Hu Shi pateikė visą seriją argumentų, kodėl būtent Wu Chang'an yra šio romano autorius. Ir priežastimi to, na, visų pirma, vienas iš argumentų
kodėl būtent Wu Chang'an yra autorius, yra tai, kad romane galime atrasti, jo kalboje galima rasti tam tikrų Huai'ano dialekto tam tikro žodyno, nurodančio, kad autorius tikrai turėjo būti iš to paties regiono, kurio kilęs ir Wu Chang'an. Taip pat ir taip pat tai, kad šitas romanas yra išbaigtas vieningos struktūros, vieningos stiliaus kūrinys, kas leidžia susidaryti, tikrai labai stiprią, hipotezę, ar net ir daugiau nei hipotezę, kad tai yra vieno žmogaus sukurtas kūrinys, priešingai nei jau ankstesnėse paskaitose aptarti romanai, kurie, neabejotinai buvo kolektyvinės kūrybos vaisius. Šis romanas, pasižymi visišku nuoseklumu, stilistinę vienovę ir išbaigtumu. Dėl ko Huši bandė, norėjo įvardinti Kelionę į vakarus pirmuoju kinišku autoriniu romanu, tuo mėgindamas įrodyti, kad kinų literatūra ne ką prastesnė nei vakarų literatūra. Huši pasižymėjo bandymu lyginti kinų ir vakarų kultūrą, vakarų kultūros standartais ir pagal vakarietiškus standartus literatūros brandą. Vienas pagrindinių aspektų nurodančių literatūros brandą yra autorinės literatūros atsiradimas, kuris, aišku, Europoje įvyko kiek anksčiau negu Kinijoje. Ir Huši bandė parodyti, kad tas atsiradimas įvyksta 16 amžiuje. Ir būtent nuo šio kūrinio prasideda autorinė kinų literatūra. Reikia pasakyti, kad Huši, šitie teiginiai buvo sukritikuoti. Iki šiol nėra iki galo aišku, kas yra šio romano autorius, bet Wu Chang'an yra realiai vienintelis toks realus kandidatas jo būti, bet ar tikrai būtent jis jį parašė, mes iki galo turbūt taip niekada ir nesužinosime. Romanas išleistas 1592 metais, galimai praėjus 10-mečiui po Wu Chang'an mirties. Jį sudaro 100 skyrių, tai didelės apimties kūrinys, lygiai taip pat kaip ir visi kiti kūriniai, kurie buvo ir bus aptarti šiame paskaitų cikle. Bet lyginant su ankstesniais, jau anksčiau aptartais romanais, Kelionė į vakarus pasižymi tuo, kad yra tik tai viena šio romano versija ir ko gero pilnai atitinkanti jos autoriaus intenciją. Tad nėra tų problemų su daugybė skirtingų redakcijų, kurios egzistavo, kalbant apie romaną apie 3 karalystės ar Užutėkio istorijas. Kelionė į vakarus parašytas prosimetrijos struktūra pasižymi, tai yra, kaip jau ir minėjau, didžioji dalis teksto yra proza ir vietomis įterpiama poezija tam tikriems įvykiams ar veikėjams ar aprašyti. Reikia pasakyti, kad lyginant su kitais kūriniais, poezija šitame romane vėlgi naudojama labai, taip savitai. Visų pirma, visa poezija esanti šiame romane yra originali, greičiausiai sukurta to paties autoriaus ir ją
pateikiamos svarbios siužeto detalės. Kas nėra pasakytina, pavyzdžiui, apie du prieš tai buvusius kūrinius, kur skaitai prozos tekstą ir staiga įmetamas kažkoks tai posmelis, kur ne visada aišku, kodėl čia jis įdėtas, kodėl šitas posmelis įdėtas, tai kelionėje į vakarus yra labai aišku, kodėl koks posmelis yra įdėtas ir dažniausiai tai yra, kažkokių pateikia svarbių siužeto detalių, galbūt supažindina, pristato kažkokį naujai pasirodžiusį personažą. Ir galima netgi kažkiek poeziją šitame romane lyginti su Bolivudo filmams būdingais tais muzikos ir šokių intarpais, kur kažkokios pateikiamos svarbios siužeto detalės, bet tam tikra originalesnė forma. Kelionė į vakarus priklauso Shenmue romanų arba fantastikos, pažodžiui, dievų ir demonų literatūra. Shenmue tai vėlgi svarbus iki moderniosios kinų literatūros žanras, kurį galima būtų lyginti ar su fantasy, tai yra maginės fantastikos literatūra, bet žinoma, ji turi savitų bruožų, ir visų pirma tuo, kad remiasi būtent kinų mitologija ir religiniais motyvais. Taip pat šitas romanas buvo labai populiarus vos pasirodęs ir neilgai trukus sulaukė tęsinių. Tiesa, tie tęsiniai tokie labai abejotinos kokybės. Bene žymiausias ir sėkmingiausias iš jų yra Kelionės į vakarus papildinys. Sijaupų pasirodęs, kažkur tai apie 1640 metus, parašytas Tungyue. Ir tai yra intarpas, 16 skyrių tokia nedidelė knygutė, kurios siužetas lyg ir turėtų vykti veiksmas tarp 61 ir 62 šio romano skyrių, toksai kaip intarpas, kuris neva tarp šitų dviejų skyrių įvyksta dar kažkokie tai dalykai, kurie pačiam romane nėra atspindėti. Tai čia toks žymiausias toks tęsinys ar ten fanų kūryba, bet taip pat pasirodo ir netgi du didelės apimties romanai, save pozicionuojantis kaip šio romano tęsiniai, pavyzdžiui, Hou Sijaudzi, tai yra po kelionės į vakarus, ar Xu Sijaudzi, tęsiant kelionę į vakarus. Aišku, nesu skaitęs šitų kūrinių ir jie nėra išversti nei į anglų, nei į jokias kitas užsienio kalbas, gal nebent į japonų geriausiu atveju. Bet tiesą sakant, Kelionė į vakarus yra visiškai išbaigtas romanas ir pabaiga nepalieka nė menkiausios vietos tęsiniams, tai aš net ir neįsivaizduočiau, ką ten dar galima tęsti ir ką ten dar galima toliau rašyti. Tiesiog viskas pasibaigia ir išsiriša taip jau galutinai, kad jau net nėra kur toliau eiti. Bet dabar pakalbėkime apie šio romano ištakas. Nors tai yra fantastinis romanas, bet jis iš dalies remiasi realiais istoriniais įvykiais. Visų pirma, tai Tang dinastijos pradžioje gyvenusio budistų vienuolio Xuanzango kelionę į Indiją. Tai Xuanzangas ir apskritai ne tik jis, bet ir kai kurie tuometiniai budistų vienuoliai
vyko piligrimystės į Indiją, bandydami, ir ne tik į Indiją, galėjo vykti ir Kinijai gretimas šalis, iš kurių plito budizmas į Kiniją, bet Tang dinastijos periodu, tai 7 mūsų eros amžiuje, Kinijos budistų bendruomenė susidūrė su tokiu dalyku, kad trūko kai kurių tekstų. Tai yra iš Indijos per įvairias tarpinės valstybės palaipsniui į Kiniją skverbdavosi grožinė, ne grožinė, bet gal ir kažkiek grožinės, bet budistinė religinė literatūra. Bet į Kiniją pasiekdavo taip labai sporadiškai, labai dozuotai, ateidavo kažkokia sutra, kažkoks kanonas, atkeliaudavo kažkoks komentaras, bet tas originalus tekstas, kurį komentuoja tas komentaras, jo nebuvo. Ir, galima įsivaizduoti, kaip žiūrėti kažkokį serialą ne nuo pradžios, ar pradėti skaityti knygą nuo kokio 50 puslapio, neaišku, kas buvo prieš tai, ir labai buvo daug neaiškumų pačiose budizmo doktrinos dalykuose. Ir Xuanzangas nusprendžia, kad reikia nelaukti dar 200 metų, kol ateis pagaliau, atkeliaus kažkur paklydę tie kažkokie tekstai, kurių Kinijoje trūko, o pačiam nukeliauti ir negerti to 9 kisieliaus, o nukeliauti prie paties šaltinio ir į Indiją ir iš ten tiesiogiai pasisemti tų budizmo doktrinos žinių. Tai Xuanzangas keliauja apie 20 metų truko ta kelionė. Pirmyn atgal, dar pačioje Indijoje praleidžia, keliolika metų pragyvena pačioje Indijoje, išmoksta sanskritą ir palį ir kitas reikalingas kalbas, surenka didžiulį kiekį trūkstamų tekstų originalo kalba, mokosi su įvairiais budizmo guru, įvairiais indų tais mokytojais, aplanko visas šventasias Indijoje esančias budizmo vietas ir grįžta namo į Kiniją. O savo kelionių visus įspūdžius aprašo knygoje pavadintoje Tatang Siyu Ji. Didžiosios Tang vakarinių paribių užrašai. Užrašai iš didžiosios Tang dinastijos, nes Kinija tuo metu buvo Tang dinastija, tai oficialus Kinijos valstybės pavadinimas buvo Didžioji Tang. Tai didžiosios Tang vakarinių paribių užrašai ir aprašo tas teritorijas, kurios tuo metu kinams buvo visiškai nepažįstamas. Galima palyginti su Marko Polo. Xuanzangas, galima sakyti, buvo tuometinis kiniškasis Marko Polo. Aplanko svetimus, nepažįstamus, keistus, tuos regionus, pamato daug ir keistų ir gyvūnų, ir kažkokių nesuprantamų reiškinių, kultūrinių praktikų, ir jam tai atrodo kaip čia kažkokie demonai, kažkokios keistenybės, burtai, paranormalūs reiškiniai. Tad ta visa kelionė, aišku, aprašoma taip, kad ten visokios gyvena pabaisos ir panašiai.
Ir tada tos istorijos iš šitos knygos su visokiom apie visokias pabaisas ir plinta tarp liaudies, susijungia su kitais jau buvusiais liaudies pasakojimais, susijungia su iš Ramajanos atsiradusiais pasakojimais apie beždžionių karalių Hanumaną, kuris tampa Sun Wukungu. Beje, iš kur atsiranda tas vardas Sun Wukungas, tai Xuanzangas nebuvo vienintelis budistų vienuolis keliavęs į Indiją. Maždaug praėjus 100 metų po šitos legendinės Xuanzango kelionės keliauja kitas budistų vienuolis Sun Wukungas. Na, tai buvo jo vardas pavardė. Bet tada taip atsitinka, kad šitų dviejų vienuolių šiaip jau skirtingos kelionės susilieja į vieną ir vienuolis Sun Wukungas kažkokiu tai būdu pasakojimuose pavirsta į beždžionių karalių Sun Wukungą. Na, tokios labai įdomios įvyksta transformacijos. Taip atrodė Xuanzango kelionės maršrutas, jis prasidėjo, atsiprašau, ką aš čia paspaudžiau, norėjau tą lazeriuką pasiimti, lazeriukas prasidėjo Chang'ane, tai yra dabartinis Siano miestas, tuometinė Kinijos sostinė, Tang dinastijos sostinė. Ir vyksta kelionė didžiąją dalim vyksta per dabartinį Xinjiango uigūrų autonominį regioną, tada pasiekia ir Taškentą, ir Samarkandą, Uzbekistanas, Kašmyras, berods Nepalas, ir tada pasiekia Indiją ir keliauja ir per Indiją, ir tada iš Indijos pasisėmęs išminties, prisikrovęs pilną kuprinę tų knygų, grįžta atgal į Kiniją. Jam sugrįžus, Kinijos tuometinis imperatorius Taizungas, tai yra pats, galima sakyti, kinų Vytautas didysis, vienas pačių didingiausių ir labiausiai gerbiamų Kinijos valdovų per visą Kinijos istoriją iki šių dienų. Tai Taizungas pagerbė Xuanzangą ir jo garbei pastatoma ir šventykla, ir pastatoma Didžiosios Žąsies pagoda, kuri išlikusi iki šių dienų, 648 metų maždaug statybos. Ir šitoje pagodoje ji buvo skirta saugoti tuos Xuanzango iš Indijos parsineštus budistinių kanonų rankraščius. Tripitakos rankraščius. Tripitaka 3 ryšuliai. Tripitakos kanonas. Tai taip vadinami tie tekstai, kuriuos Xuanzangas parsineša. Ir jisai parkeliavęs iš Kinijos pradeda juos versti. Vertimai išversti spėja tik tai labai nedidelę savo parsineštų tekstų dalį iki mirties, tada jau jo mokiniai tęsia vertimus. Tai vienas tokių didžiųjų vertimo projektų Kinijos istorijoje. Ir po mirties Xuanzangas išlieka kanonizuotas kaip vienas pačių iškiliausių kiniškojo budizmo patriarchų, ir vienas ryškiausių būtent Mahajanos budizmo Yogačara mokyklos atstovų. Yogačaros budizmas, tai pažodžiu jogos praktikuotojų mokykla. Bet kiniškai dažniausiai įvardijamas kaip Weishi Xuepai, tai yra tik sąmonės budizmas. Ir kadangi labai daug kalbama Yogačaroj apie sąmonę, apie tuštumą,
Ir Xuanzangas po šiai dienai yra vienas tų pačių didžiųjų kiniškojo budizmo veikėjų ir padariusių didelę įtaką jo raidai Kinijoje. Dabar apie ką, tai čia buvo ta originali istorija, bet romane ji aišku yra labai smarkiai pakeičiama, pridedama, prifantazuojama daug visokiausių dalykų, sujungiami įvairūs naratyvai ir turime štai romaną. Tai romanas prasideda nuo beždžionių karaliaus Sumukungo gimimo Gėlių ir vaisių kalne ir sako, kad jisai gimė iš akmeninio kiaušinio. Tai yra beždžionė išsirita iš kiaušinio, čia jau vos ne kaip Kalevala prasideda, vos ne kaip toks nacionalinis epas. Ir išsiritęs, tas beždžionių karalius, iš pradžių tiesiog šiaip kažkokia paprasta beždžionė, bet nepaprasta, daug protingesnė ir galingesnė už kitas beždžionės, dėl to jo tos beždžionės jį, žodžiu, išsirenka savo karaliumi ir štai jisai karaliauja tame Gėlių ir vaisių kalne, kas labai panašu į tokį rojaus, kaip Edeno rojaus sodą neva. Čia jau irgi galima kažkiek ir su biblijiniais motyvais palyginti, bet štai beždžionių karalius, jo tas pasižymi, kad jis yra labai nekantrus, jam neužtenka. Labai ambicingas, labai nekantrus, toks ADHD, turbūt, kad pasiekė, gavo tą beždžionių karalystę savo, gyvenimas neįdomus pasidarė, kas čia toks kaip amžinas rojus, tai nusprendžia išvykti į žmonių pasaulį, pas žmonės ir tenais mokytis, išmoksta, išsimokslina, žodžiu, išmoksta kalbėti, išmoksta visų žmogui būdingų savybių. Čia vėlgi, kas yra įdomu, kad šitas romanas kaip ir parodo, tą vos ne Darvino teorijos visą prototipą, parodoma, kaip iš beždžionės pavirsta žmogumi, tas Sumukungas. Išmokosi pas daoistų meistrą, tada mokosi pas budistų meistrą, išmoksta įvairius ten kovos menų įvairias technikas. Galiausiai ir žmonių pasaulyje pasidaro nėra ką veikti, neįdomu, išvyksta į dangaus rūmus, kur dangaus rūmuose įsidarbina dangiškojų arklių prižiūrėtojumi, taip paprastai tariant, tiesiog kuopia mėšlą iš arklidžių. Ir ten būdamas jam ten irgi atsibosta, jis pradeda siautėti, prisivalgo nemirtingumo persikų, suvalgo tenais Laudz nemirtingumo piliules, jis ten tampa visiškai nemirtingu, jo galios išauga dar ten daugybę milijonų kartų. Ir tada jį, kaip sakant, išprašo, paverčia persona non grata šitame danguje, nes jis ten pradeda siautėti. Tai grįžta į savo kalną, vaisių ir gėlių kalną, surenka beždžionių armiją ir šturmuoja dangaus rūmus. Ir tada prasideda kova tarp Sumukungo ir jo beždžionių kariaunos ir dangaus įvairiausių dievybių, kurios viena paskui kitą yra sutriuškinamos, sumušamos ir atrodo jau čia Sumukungas tuoj laimės, bet staiga pasirodo Buda, kuris apgauna Sumukungą ir įkalina. Kaip apgauna?
padaro tokią proto iliuziją. Sun Wukungas galvoja, kad priešais jį yra uola kažkokia ir jis ant tos uolos parašo, čia buvo beždžionių karalius ten Sun Wukungas ir nusišlapina. Kol jis atlieka gamtinius reikalus, paaiškėja, kad tai yra ne uola, o Budos pirštas ir jis stovi Budai ant delno. Ir tada Buda paimdamas delną jį, sugauna ir taip Sun Wukungas lieka įkalintas ir jam ant jo užmetamas kalnas ir Sun Wukungas lieka ilgiems šimtmečiams įkalintas kalne ir tik tai iš uolos, kyšo jo galva. Tada pradedama pasakoti vienuolio Sanzango istoriją, kaip jisai gimė iš auksinės cikados, kuri girdėjo Budos pamokslą. Tiesiog buvo toks vabalas, kuris taip jau atsitiko, kad buvo ant medžio buvusio prie vietos, kurioje Buda sakė pamokslą ir ji gavosi, kad išgirdo tą pamokslą ir kadangi išgirdo tą pamokslą, tai reinkarnavosi į šitą vienuolį Sanzangą ir jis ten yra be galo šventas ir jau ten visiškai šventuolių šventuolis, niekada ten gyvenime nevalgęs mėsos, niekada nenusidėjęs absoliučiai ne vienos nuodėmės. Nuodėmės, aišku, čia daugiau krikščioniškas, bet maždaug galima įsivaizduoti visiškai tobulai švarios karmos žmogus. Ir tada jis gauna iš Budos misiją, kad turi keliauti į vakarų rojų, kas yra Indija, parsinešti trūkstamus budistinius rankraščius. Ir tada jisai keliauja į tą vakarų rojų, ten keliauja, ir vienas paskui kitą sutinka savo mokinius. Visų pirma, sutinka tą įkalintą Sun Wukungą, jį išvaduoja, Sun Wukungas tampa jo pirmuoju mokiniu, tada sutinka kiaulę Džubadzė, vėliau sutinka smėlio vienuolį Šaudzinga ir štai taip susirenka visa komanda ir ties 23 romano skyriumi ir nuo 23 iki 99 skyriaus yra romano ta pagrindinė dalis, ta jau visa kelionė į vakarus, kuri kupina įvairiausių ten nuotykių, visokiausių kliūčių, visokiausių kovų su visokiausiais demonais, pabaisomis. Galiausiai jie nukeliauja į Indiją ten ir, pasiema tos tekstus, iš jos grįžta ir visi pasiekia išsilaisvinimą. Tai yra pasiekia nirvaną, patiria nušvitimą. Dabar apie herojus, kurių, kaip jau minėjau, patys pagrindiniai yra 4. Vienuolis Sanzangas ir 3 jo tokie keistoki mokiniai. Tai pirma, vienuolis Sanzangas ir čia reikėtų vėlgi daryti tą tokią perskyrą tarp realios istorinės asmenybės Xuanzango ir literatūrinio personažo, kuris yra Sanzangas, arba Tripitaka. Tai čia toks šiek tiek irgi keistokas dalykas, kad kadangi vienuolis keliavo parsinešti Tripitakos kanono, tai dėl to jis šitam romane yra vadinamas, pats yra vadinamas tuo Tripitakos kanonu. Panašiai kaip galbūt Frankensteinas, žinote, Frankensteinas tai buvo žmogus, mokslininkas, sukūręs pabaisą, kurios vardas yra pabaisa ar The Monster, bet labai dažnai painiojama ir ta pabaisa vadinama Frankensteinu. Tai čia lygiai taip pat žmogus ketinęs parsinešti Tripitaką, pats yra vadinamas Tripitaka šitam romane. Tang Sanzang, Tang dinastijos Tripitaka. Dar, kad dažnai vadinamas Tang Seng, tai yra Tang dinastijos vienuolių
arba anglų kalba dar dažnai įvardyjamas kaip longevity monk. Reikia pabrėžti, kad lyginant su tuo tikruoju budistų patriarchu Xuanzangu skirtumas yra didžiulis. Šitas vienuolis Sanzangas romane yra, galima sakyti, visiška parodija. Yra visiška tokio budistinio šventuolio, kuris labai dogmatiškas, labai nepaslankus, toks visai net davatkiškas, sakykime, pedantiškas ir tik labai paviršutiniškai suprantantis budistinės tiesas, o ne turintis tokį mąstymą. Tai Sanzangas yra toks labai komiškas personažas, galima sakyti, nuolat romane yra iš jo šaipomasi, kaip tokio naivaus, pernelyg naivaus ir kvailoko vienuolio, kuris tik paviršutiniškai suvokia budistinės tiesas, toks yra knygų žiurkė, kuris visiškai atitrūkęs nuo pasaulio ir iš tiesų nė velnio nieko nenusimano. Bet yra labai silpnas ir visiškai nepraktiškas. Bet kadangi jis yra tos auksinės cikados, to vabaliuko reinkarnacija, tai todėl demonai, kurie atsikąs bent kąsnelį jo mėsos, taps nemirtingais. Lygiai taip pat demonės moteriškos lyties, kurios permiegos su Sanzangu, lygiai taip pat įgaus nemirtingumą. Dėl šitos priežasties visos kelionės metu keliautojų tyko pavojai, nes jie susiduria su įvairiausiais tais demonais ir piktosiomis dvasiomis, kurie nori ar suvalgyti Sanzangą, ar įsitempti į lovą ir tokiu būdu įgyti nemirtingumą. Taip vaizduojamasi įvairiose ekranizacijose. O pats populiariausias personažas yra, jau minėtasis Sun Wukungas, kuris dar yra įvardyjamas originale kaip Mei Hao Wang, gražuolis beždžionių karalius, arba Pima Wen, dangiškųjų žirgų prižiūrėtojas, arba Ci Tian Ta Sheng, dangui prilygstantis didysis išminčius, arba dar dažnai jisai tiesiog vadinamas Singdža, ėjikas, angliškai būtų walker, arba, bet taip daugiau piligrimas. Ir čia parašyta Sun Singdža, piligrimas pavardę Sun. Tai dažnai tokiais vardais yra įvardyjamas, kaip sakiau, gimė iš akmeninio kiaušinio, turi daugybę įvairiausių, yra be galo galingas, be galo stiprus, nemirtingas, praktiškai nesunaikinamas, bet labai tokio neramaus būdo, labai gaivališko būdo, tiesmukas, nuoširdus, niekada nemeluoja, bet kalba labai taip tiesmukai. Ir tai yra triksteriška figūra, tai yra visur, kur jis būna, jis elgiasi griaudamas nusistovėjusias tvarkas ir hierarchijas. Taip pat jis turi įvairiausių galių, viena iš galių yra pakeisti dydį, tai yra gali tapti milžiniško dydžio, gali tapti visiškai mažu ir įlyst kažkam į nosį ar ausį. Turi magišką metalinę lazdą, kuri gali išaugti, sumažėti iki adatos ar išaugti visiškai iki pat dangaus. Turi skraidantį debesį, su kuriuo gali nuskristi ten, kur nori ir per labai trumpą laiką. Ir taip pat Bodhisattva Guanyin jam parūpina metalinį vainiką tam, kad jis galėtų būti sutramdomas ir kad Sanzangas galėtų
jį kontroliuoti ir neleisti, kad jis kažkur nuklystų ir privirtų per daug košės. Tai jeigu jis tai daro, Sanzangas sukalba mantrą ir tas auksinis lankelis pradeda jį labai spausti. Tai, na va, čia keletas Sun Wukongo atvaizdavimų. Na, čia dar galit pamatyti, na, čia šiek tiek tas metalinis lankelis, va čia matosi. Tai yra, na, vienas tokių dalykų, būdų jį kontroliuoti. Kaip sakiau, labai daug ekranizacijų, na, tai yra patys įvairiausi vaizdavimai. Vienose vaizdavimuose toks labiau kaip beždžionė, kitose labiau kaip žmogus ir taip toliau. Kitas, antras Sanzango mokinys yra Zhubadzė kiaulė, 8 draudimų kiaulė, na tai vėlgi toks budistinis vardas reiškiantis, kad 8 dalykai, kurių negali daryti budistų vienuolis, ten valgyti ten mėsų visokių, vartoti alkoholį ir taip toliau. Kitas jo vardas yra Zhunang, kiaulė atsibudusi galimybėms, arba tiesiog Daidz, idiotas. Tai labai dažnai romane įvardinamas tiesiog kaip idiotas, bet tai yra vėlgi toksai demonas, kuris praeitam gyvenime buvęs dievybė, dangaus dievybė, Tianpeng Yuanshuai, tai yra dangiškasis maršalas Tianpengas, ir kuris buvo, na, nubaustas dėl savo, na, seksualinio priekabiavimo prie mėnulio deivės Chang'e. Ir už tai, žodžiu, gavo blogą karmą ir atgimė žemėje toks pusiau žmogus, pusiau kiaulė. Na ir yra tokio labai kiauliško charakterio. Daug valgo, tingus, gašlus, vengiantis atsakomybės, bet užtat labai didelė jėga pasižymintis, praktiškai beveik prilygsta, galima sakyti, prilygsta Sun Wukongų jėga, jie yra apylygiai, bet vis dėlto Zhubadzė yra daug kvailesnis, na, toks komiškas personažas, kartais vaizduojamas vos ne kaip paršiukas čiukas, o kartais, na, kaip kažkoks toks pabaisa. Na ir trečias mokinys Shao Jing, smėlio vienuolis, na, yra toksai žmogėdra, gyvenantis dykumoje, ir vėlgi tai yra praeitame gyvenime buvusi dangaus dievybė, užuolaidų kėlimo generolas. Tai vėlgi dangaus rūmuose viskas yra taip pompastiška, kad, na, tiesiog tai yra žmogus, kuris buvo atsakingas, kuomet vyksta kažkoks pokylis ir kai tik pasirodo naujas kažkoks svečias apsilanko, tai yra žmogus, kuris atitraukia, na, širmą, atitraukia užuolaidėlės ir būna ten pranešas, pasitikite tenais dangaus vakarų motina, ten pasitikite, ten tokia ir tokia dievybė, pasitikite. Na, tai toks žmogus, kuris tiesiog užuolaidas atitraukinėja, kad ten kiekvieną kartą vis tam naują svečią sutikti, tai jis tai yra generolas. Tai, na, kinų religijoje yra tas būdingas tų dievybių tokie titulai labai pompastiški. Čia jau generolas, tai čia jau yra labai žemo lygio dievybė. Čia jau maršalas, tai čia dar aukštesnė. Šiaip tai yra mažiau išplėtotas personažas, kuris mažai kalba ir romano, na, siužete dažniausiai jisai tiesiog būna taip, kad beždžionė su kiaule keliauja ten kažkokių tai į misiją, kaip sakant, spręst kažkokių dalykų, o jis tiesiog pasilieka su Sanzangu ir jį saugo nuo, kad jo nepagrobtų.
Na ir taip pat kaip svarbus personažas romane yra bodhisattva Avalokiteshvara, kas Kinijoje žinoma kaip bodhisattva Guanyin, kuri yra gailestingumo bodhisattva ir iš esmės didžiąja dalim kiniškame budizme, Mahajanos kiniškame budizme, didžiąja dalimi atitinka švenčiausią mergelę Mariją. Iš esmės labai daugeliu atžvilgių panaši. Čia matote tokią schemą, aš čia tiesiog trumpai tik pakomentuosiu. Šitoje schemoje yra visas romano siužetas ir demonai, su kuriais susiduria romano personažai. Tai čia tik tai pora pavyzdžių. Pavyzdžiui, susiduria su tokiais demonais kaip Skorpiono dvasia, kaip abrikosų medžio demonas, demonė moteris, molinė dama, žaliaplaukis liūtas, meška, meška keistuolis ir devinių galvų kirminas ir taip toliau. Tai įvairūs šitie demonai, pačios įvairiausios pabaisos, kurios yra labai galingos ir joms nugalėti reikalinga ne tik tai įvairios magiškos galios, didžiulė antžmogiška galia, bet ir būtina pasitelkti klastą ir gudrumą. Na, čia vėlgi pavyzdys, kaip vienoje iš ekranizacijų atrodo kai kurie demonai, liūtas ir dramblys, tokie. Bet bendrai paėmus romano demonai galima išskirti, kad tie romano siužetai yra ganėtinai tokie aiškios standartizuotos struktūros. Mūsų keliautojai keliauja, link Indijos ir vis susiduria su kažkokia kliūtimi. Susiduria, kad kažkokia yra gyvenvietė ir ar tą gyvenvietę terrorizuoja kažkokie tai blogiečiai, arba yra kažkokia kliūtis neleidžianti jiems toliau keliauti, arba jie patenka į spąstus, kuriuos surezga tie kažkokie tai demonai, norėdami suvalgyti arba permiegoti su Sanzangu, kartais kažkokių tai kitų problemų sudaro. Dažniausiai visi šitie demonai, reikia pasakyti, yra pabėgę ir ne vietoje esantis kažkokie tai dievų, galbūt naminiai gyvūnai, kažkoks tai šuniukas, kažkokios tai dangaus deivės, tas toks ciucikas mažas pabėgo ir tada nuklydo į žemę ir tada pavirsta tokiu siaubingu didžiuliu baisiu demonu. Ar tai kartais ir tiesiog daiktai kažkokie, čia gal, taip nėra, bet galima įsivaizduoti kažkoks tai parketo atplaiša atplyšo nuo dangaus rūmų, nukrito į žemę ir pavirto kažkokią tai be galo galingą pabaisą, tada ji yra nugalima, nužudoma ir tada ji atvirsta atgal į tą parketo atplaišą ir grįžta atgal į rūmus ir, tokiu būdu atstatoma kosmoso tvarka ir harmonija. Tai iš esmės tokiu būdu sprendžiamos įvairios problemos. Kiekviena tokia problema gali trukti vieną skyrių, gali trukti maksimum iki 4 skyrių, kuriuose romano herojai bando kovoti su tais įvairiais blogiečiais, kol galiausiai juos nugali. Ir tada kelionė tęsiasi toliau. Paprastai sprendžiant problemas visada lemiamą vaidmenį suvaidina pats Sun Wukungas, beždžionių karalius. Kiaulė Džubadžie
jam paprastai bando padėti, bet dažnai gaunasi, kad sugadina viską ir tada įvelia visus į dar didesnę problemą ir tada vis tiek Sun Wukungas turi visus gelbėti. Tai toks ganėtinai komiški, dažniausiai tai yra labai daug tokių komiškų siužetų, iš to atsiranda. Sun Wukungas su Džubadžie taip pat nuolat pykstasi, vienas kitą prasivardžiuoja. Ir tai irgi yra daug humoro iš to kyla. Ir iš esmės galima labai aiškiai suprasti, kad problemų sprendimas būtent yra siejamas su natūralios kosminės tvarkos, kuri kažkodėl buvo sutrikdyta atkūrimu. Ir mes čia turime tokį vėlgi tiek daoistinį, tiek ir budistinį pasaulėvaizdį. Na ir artėjant prie pabaigos, pakalbėsiu dabar apie romano recepciją. Visų pirma Kinijoje, bet ir ne vien Kinijoje. Tai kai kurie romano siužetai virto operų vaidinimais. Ypatingai žymus yra tas dangaus beždžionių, didžiojo beždžionių sukilimo siužetas, kurio tematika yra sukurta Pekino opera. Ir toje operoje pagrindinį vaidmenį, aišku, atlieka beždžionių karalius, kuris atrodo va taip, čia yra beždžionės, taip atrodo, ir čia pačios įvairiausios dievybės. Tada su kuriom ten kovoja. Ir įdomu yra tai, kad šitas Sun Wukungo beždžionių karaliaus personažas pasižymi savitais judesiais, nebūdingais kitiems Pekino operos personažams. Ir todėl ilgainiui net susiformuoja ištisos dinastijos aktorių, kur šitas Sun Wukungo personažas perduodamas iš kartos į kartą, yra labai žymi tokia dinastija, kur prosenelis buvo Pekino operos aktorius, vaidino Sun Wukungą, tada senelis vaidino Sun Wukungą, sūnus ir dabar ir tas ketvirtos kartos aktorius irgi vaidina Sun Wukungą. Ir jis taip pat, kuomet buvo pastatytas 1986 metais kultiniu tapęs kiniškas serialas Kelionė į vakarus, tai jame Sun Wukungo vaidmenį atliko būtent tas ketvirtos kartos Pekino operos aktorius, kuris visą gyvenimą nieko kito tik nedarė, kaip vaidino šitą beždžionių karalių Pekino operoje. Taip pat romano motyvais sukurtas pirmasis kiniškas animacinis filmas, didelio ilgos trukmės animacinis filmas, čia gal kažkur 1,5 valandos trukmės, pavadinimu Tie Shan Gungzhu, Princess Iron Fan, geležinės vėduoklės princesė, nors reikėtų sakyti tikriausiai princesės geležinė vėduoklė, bet kažkaip taip irgi atsitinka, kad ta princesė, kuri turi geležinę vėduoklę ir dėl to ji vadinama princesė geležinė vėduoklė. Tai praktiškai visas, kaip sakant, jos identitetas ir indėlis į visuomenę yra tai, kad ji turi šitą vėduoklę ir daugiau nieko nėra žymi. Taigi, ir yra tokia situacija, kad keliauninkai prikeliauja prie liepsnojančių kalnų, tokie kalnai, kurie visą laiką dega, labai karšta, dykuma. Ir tuos kalnus pereiti galima tik tuo atveju, jeigu pasinaudojus tą geležinę vėduoklę galima bus juos užgesinti. Bet vėduoklę turi šita princesė,
kuri yra savo ruožtu yra karaliaus Buliaus žmona. O karalius Bulius yra pagrindinis romano piktadarys, toks didžiausias romano blogietis, su kuriuo herojai susiduria net kelis kartus. Ir reikia pasakyti, kad karalius Bulius šiaip yra Sun Wukungo toks draugelis, kaip galima, draugelis, su kuriuo jie tenais kartais eina pageria arbatos, ar ten gal ir kažko dar pageria, pavalgo, žodžiu, tūsina, bet tada atsitinka taip, kad jie susiduria, peržengia, užlipa ant karaliaus Buliaus kažkokių tai interesų. Įvyksta tas interesų konfliktas ir tada taip iš draugų tampa visiškai mirtinais priešais. Ir čia, tas nutinka ir šiuo atveju, kad ta karaliaus Buliaus žmona atsisako paskolinti tą vėduoklę, nors neatiduoti, tiesiog paskolinti, bet neleidžia net sekundžiai išsiskirti su tą savo vėduoklę ir dėl to turi herojai pasitelkti klastą, kad tą vėduoklę pavogti. Ir visas tas siužetas, tai vienas iš žymiausių siužetų šitam romane, jis atvaizduojamas šitam animaciniam filme, kurį beje galima surasti YouTube, yra prieinamas. Dabar, ką Mao Dzedunas sakė, kaip jis vertino šį romaną. Tai jam šis romanas labai patiko, jis pats save sutapatino su Sun Wukungu, sakė, aš čia kaip Sun Wukungas, o tos visos beždžionės yra kaip Kinijos komunistų partija. Ir beždžionių sukilimas prieš dangaus rūmus iš esmės yra revoliucijos, komunistinės revoliucijos idealas. Ir galbūt šitas jo pasisakymas nulėmė netgi tai, kad buvo sukurtas visas didelės apimties animacinis filmas, net ten 3 valandų trukmės, 2 dalių. Filmas Tanao Tiangung, į anglų kalbą verčiasi kaip Havoc in Heaven, jį irgi galima nemokamai prieiti ir pažiūrėti YouTube, jeigu dar neištrynė, bet man atrodo, kad yra 1964 metų šitas sukurtas animacinis filmas, iki šiol laikomas bene geriausiu visų laikų kiniškų animacinių filmų, nuo tokių kaip šedevrų, kuris, ir po šiai dienai netrodo per daug net ir pasenęs, ir tikrai verta pažiūrėti. Tiesa, jisai irgi neišvengia komunistinės propagandos, bet jos nėra labai daug. Daugiausiai propagandos būtent yra tame, kuo baigėsi visas šitas filmas. Tai visas filmas pasakojo apie tą beždžionių sukilimą, kai beždžionės viena po kitos sumuša tas dangaus dievybės ir galiausiai visos dievybės sumuštos ir tada beždžionės džiaugiasi, kad laimėjo, bet romane ir tuo filmas baigėsi, pabaiga. Bet romane toje vietoje iš karto po šitos scenos ateina Buda ir pagauna Sun Wukungą ir įkalina į kalne. Tai kaip sakant, nukerpamas, sustabdomas siužetas, žodžiu, tokioje vietoje, kad sudaromas įspūdis, kad tas beždžionių sukilimas buvo sėkmingas, kai romano žinutė yra kaip tik, kad šitas beždžionių sukilimas buvo nesėkmingas ir kvailas
ir niekam nereikalingas kraujo praliejimas, tai, žodžiu, tas šitam filme būtent pritaikoma prie būtent ideologijos. Čia beje įdomu tai, kad taip pavaizduojamas romane, tai yra šitam filmuke, Lao Tzu, daoizmo patriarchas, kuris ten vaizduojamas kaip, yra kaip dangaus rūmose dievybė. Bet ir romane, ir pačiam romane yra ganėtinai daug pašiepiamas Lao Tzu, ir šitam filmuke dar labiau, ir jis toks labiau panašus į piktą surūgusį senį, tokį, kur labiau piktinasi, kad troleibuse vietos neužleidžia, negu į tą išminčių, koks yra vaizduojama, koks yra jo įvaizdis daoistų akise. Tai vėlgi reikia pasakyti, kad tai romane gausu satyros ir šaipimosi, net ir iš visko, kas šventa. Tiesa, galbūt ir neperlenkiant per daug lazdos. Ir žinoma, didžiulę įtaką šis romanas padaro Japonijoje. Galima pamatyti Kelionės į vakarus adaptacijų yra gausu daugybėje, tiek ir japonų klasikinėje literatūroje, tiek ir manga komiksuose, tiek ir anime. Ir vienas tokių, aišku, yra žymiausias iš visų yra animacinis filmukas Dragon Ball, kurio pagrindinis personažas Son Goku akivaizdžiai yra įkvėptas beždžionių karaliaus Sun Wukongo, ir netgi jo vardas, tai yra Sun Wukong. Sun Wukongo vardas japoniškai tariasi kaip Son Goku. Tad visi, ir tiek japonų, tiek ar korėjiečių, ar kinų vaikai, ar net ne tik vaikai, žiūrėdami šitą anime, kuo puikiausiai supranta, kad tai yra šio romano kaip parodija, kai tuo tarpu Lietuvoje ar už Rytų Azijos ribų šitoks žinojimo kaip ir dažniausiai nebūna. Tai kaip Sun Wukongas išsirita iš akmeninio kiaušinio, taip Son Gokas atskrenda į žemę su tokiu vėlgi kiaušinio formos kosminiu laivu. Kitas personažas iš Drakonų kovų be jokios abejonės yra Kiaulė Ulungas, kuris taip pat tiesiog akivaizdžiai yra įkvėptas romano herojaus Džubadzija. Taip kitas personažas yra tas pats karalius Bulius, kuris, kaip minėjau, romane yra pats pagrindinis ir pats galingiausias piktadarys. Tuo tarpu Drakonų kovose tampa tokiu keistu storu dėdė, kuris yra Son Goko būsimosios žmonos Čičės tėvas. Taip karalius Bulius vaizduojamas įvairūs vaizdavimai, nuo labai baisaus iki kažkokio tai tokio komiško. O kalbant apie kinematografiją, tai yra daugybė begalinis kiekis Kelionės į vakarus adaptacijų kinų kine ir kiniškų serialų, bet turbūt žymiausias ir pats aukščiausios meninės vertės kino filmas šio romano motyvais yra 1995 metų Honkongo kūrinys Ta Hua Sijau, didžioji kalba apie kelionę į vakarus, arba Chinese Odyssey, kiniškoji Odisėja, 2 dalių filmas.
Tik reikia pasakyti, kad jis labai daug, labai ženkliai nutolęs nuo romano originalaus siužeto, kas dažnai būna, kad kino filmai nutolsta ekranizacijos, literatūros kūrinių ekranizacijos labai dažnai nutolsta nuo originalo, tai čia nutolimas nuo originalo yra net labai didelis. Galima netgi būtų sakyti, kad tai yra daugiau kaip tokia laisvojo džiazo improvizacija, kelionės į vakarus tematika ir motyvais. Bet kaip ten bebūtų, tai yra toks be galo įdomus, labai gražus, kupinas tiek nuotykių, tiek humoro, tiek ir meilės istorija, tragiškas meilės istorija, tiek ir tokių gilesnių filosofinių idėjų kupinas filmas, toks pakankamai verčiantis susimąstyti, irgi labai stipriai vertas dėmesio pažiūrėti, jeigu būtų tam galimybės. Bet kelionė į vakarus sulaukė adaptacijų ne tik Azijoje, bet ir vakaruose pačiuose, ne tose vakaruose, į kur keliavo, bet vakaruose, mūsų siškose vakaruose. Tai žymi britų grupė Gorillaz ir jos pagrindinis lyderis ir pagrindinis kūrėjas Damonas Albarnas 2007 metais sukūrė roko operą, gal ne pats tiksliausias žodis, gal labiau elektroninės muzikos opera, tokį šokio ir muzikinį spektaklį, labai tokį modernų, kelionės į vakarus motyvais. Čia galit pamatyti sceną, ištrauką, vėlgi labai didelio pasisekimo sulaukęs spektaklis, kuriame vėlgi susilieja rytų ir vakarų kultūros ir tradicija ir modernizmas ir visokiausia sintezė. Aišku, šitas spektaklis, ko gero, jau nebėra rodomas, daug metų jau irgi praėjo, bet gal ir įmanoma kažkur pamatyti vaizdo įrašą, arba bent jau ištraukas. O vienas tokių paskutinių itin aktualių romano adaptacijų yra kompiuterinis žaidimas. Šiais metais pasirodęs kinų kurtas kompiuterinis žaidimas Black Myth: Wukong, sulaukęs didžiulio dėmesio visų pirma, aišku, pačioje Kinijoje, bet taip pat ir visur kitur pasaulyje. Ir tai yra, vėlgi, po šiai dienai pats sėkmingiausias, ko gero visom įmanomomis prasmėmis sėkmingiausias kinų kurtas kompiuterinis žaidimas ir ko gero trečias kinų kurtas kompiuterinis žaidimas sulaukęs pasaulinio pripažinimo. Pirmas buvo 1997 Seven Kingdoms, tiesa, jisai kurtas honkongiečių. Antrasis buvo 2020 Genshin Impact, tai jau pirmas žemyninės Kinijos kompiuterinis žaidimas populiarus pasaulyje. Ir čia jau yra trečias kinų, plačiaja prasme, arba antras kinų iš žemyninės Kinijos žaidimas. Ir jau visiškai pabaigai dar tokia kurioziška situacija. Šiais laikais romano šitas kelionė į vakarus tikrai yra vienas labiausiai adaptuojamų ir perdirbamų ir eksploatuojamų
kinų tradicinės kultūros, tokių paveldo kūrinių, kuris, galima sakyti, jau net ir labai dažnai Kinijoje yra tiesiog tiek nuvalkiotas, kad visur galima rasti, jeigu tik tai yra atsidaro nors kažkoks tai naujas prekybos centras, tai bus, aišku, tas atidarimo renginys, daug balionų visokių ir bus visokie persirengėliai, tenai kažkoks pandos gal kostiumas, kažkoks meškinas ir beveik 100% bus ir kažkas persirengęs, beždžionių karaliumi Sun Wukungu, ar ten kiaulė Džubadzie, o gal ir visais 4 pagrindiniais romano personažais. Tai žodžiu, ant kiekvieno kampo galima pamatyti persirengėlius šito romano tais kostiumais, ten pardavinėja kas nors kokius tai ten kažką pardavinėja ir pasitelkia komerciniai reikmėms Sun Wukungo personažą ar kitus šio romano personažus. Ir čia nuotraukoje, matot, irgi yra viena vieta Kinijoje, parkas, toks ten turistinis objektas, kur galima sumokėjus tam tikrą mokestį pamaitinti Sun Wukungą, kuris, atvaizduoja tą Sun Wukungą įkalintą kalne, kur iš urvo išlindus tik jo galva ir gali vaikučiai, tėveliai sumoka pinigus ir gali vaikučiai, žodžiu, sėdi aktorius aprengtas Sun Wukungu ir vaikučiai kiša jam visokį maistą, čia bananas, aišku, bet gali būna ir kažkokių visokiausių kitokių dalykų, gali jam ten kiša į burną ir jis viską valgo, taip nuo ryto iki vakaro. Tai toks irgi pakankamai kurioziška tokia vieta, sulaukusi pastaruoju metu internautų dėmesio Kinijoje, ir vietos pamastymui čia gal ar čia svajonių darbas, ar blogiausias darbas, koks tik gali būti. Tai tuo aš gal šiandien ir baigsiu ir, žinoma, lauksiu ir jūsų klausimų, jeigu tokių būtų. Tai ačiū ir dėkoju už dėmesį. Labai ačiū pranešėjui Baliui už tikrai įdomią paskaitą ir dar daug naujo sužinojom. Taip, nežinau, gal klausytojų dabar paliktų klausimų nelabai matau, bet aš pats norėčiau dar pasiteirauti, kadangi daugybė kalbų išversta yra, o ar yra kažkokių, ar buvo bandymų ar dalimis kažkokiamis lietuvių kalbą versti? Į lietuvių kalbą aš tikrai negirdėjau, kad kažkas būtų bandęs versti ir, tiesą sakant, Lietuvoje, apskritai Lietuvoje grožinė kinų literatūra nėra, labai mažai yra, kad iš vis kažkas kažką būtų ir ar tyrinėjęs, ar panašiai. Daugiausiai dėmesio lietuviškoje sinologijoje vis dėlto, kad ir kiek ten jos mažai būtų, bet iš tiesų yra labai, aišku, maža Lietuvos sinologų bendruomenė, bet tokia maža, kokia būtų, tai daugiausiai koncentruojasi į kinų filosofiją, kinų estetiką, galbūt ten konfucianizmo, klasikinį konfucianizmą, ten daoizmo, ten Lao Tzu, Zhuangzi, kurie beje į lietuvių kalbą irgi išverstas yra po šiai dienai tik tai Lao Tzu, Dalios Švambarytės, tai turim Lao Tzu vertimą ir turime Konfucijaus apmąstymų ir pašnekesių vertimą, bet ne iš originalios kinų kalbos, o per tarpinę vokiečių, o daugiau yra tik
pavieniai tam tikrų tų jau visiškai pačių svarbiausių filosofinių, na ir estetikos veikalų tam tikri fragmentai yra išversti, o galbūt poezijos yra kažkiek išversta ir pastaruoju metu bent jau galima pasidžiaugti, kad pradedama versti šiuolaikinė kinų literatūra, jau turime kelis pirmuosius romanus išverstus į lietuvių kalbą, teko girdėti iš labai patikimų šaltinių, kad netrukus pasirodys ir dar vienas romanas, tai yra Juhua romanas Huodžo Gyventi, vienas žymiausių šiuolaikinių kūrinių, kuris išverstas jau beveik visas Europos kalbas, tai ir netrukus Lietuva, būdama viena iš paskutinių, bet irgi papildys tą išverstų valstybių išvertusių šitą romaną gretas. O iki klasikinių romanų vertimo, tai kol kas dar dėja, reikia pasakyti, nėra prioritetas. Prioritetinėje eilėje, ko gero, yra pakankamai žemai. Aišku, kaip jau minėjau, tai yra didžiulės apimties kūrinys, vertimas į anglų kalbą užima apie 2000 puslapių, tai galima įsivaizduoti kaip visa Žiedų valdovo trilogija plus Hobbitas ar kažkas panašaus būtų, Tolkieno visa, tai didžiulis kūrinys, tai išversti tikrai užtruktų. Bet tikiuosi, kad ateityje sulauksim ir to. Tai jo, vertinant dabar, kiek populiarėja komikonai ir komiksų, ko gero, tai čia gal netgi irgi būtų kaip ir tokia rinka, kuri susidomėtų galbūt ir komiksų pavidale išleista šitą būtent kelionę į vakarus, nemanot? Tikrai neabejotinai tai yra kūrinys, žinoma, cosplėjus, yra iš Japonijos ateinantis Japonijoje. Visi žino šitą romaną, kaip ir Korėjoje, Pietų Korėjoje, aišku, ir Šiaurės Korėjoje irgi visi žino, ir visi kinai žino, ir tai tikrai yra labai toks populiarus kūrinys, gal net ir, jau sakyčiau, labai jau net ir nuvalkiotas, tai reikėtų, būtų gerai, kad būtų žinomas ir Lietuvos auditorijai būtų žinomesnis, ir ypač kas domisi, jau vien japoniškais anime, Drakonų kovos, kaip sakiau, yra vienas tokių žymiausių ir akivaizdžiausių kūrinių įkvėptas šito romano, bet tai yra anaiptol net ne vienintelis. Yra labai daug ir kitų anime, kurie remiasi šito romano siužetais. Žinoma, daugybė kiniškos ir kinematografijos ir viso kito. Tai vienas tų kūrinių, kurie būtų kaip kokie 3 muškietininkai, ar ten Robinzonas Kruzas, ar Romeo ir Džiuljeta, kurių nežinojimas padarytų vakarų kultūros supratimą labai jau tokį sunkiai įmanomą turbūt, ar labai ribotą, tai lygiai taip pat ir Azijos, Rytų Azijos kultūroje tai yra vienas tokių kertinių tokių ramščių. Ką, bendrom pastangom gal pavyks ir supažindinti ir mūsų visuomenę, mūsų klausytojus. Tai ką, labai dėkoju už įdomią paskaitą ir
Naudodamas progą dar tikiuosi mes kažkada netrukus dar pristatysim ir 4. kūrinį likusi balys. Jo, bet apie tai mes pranešim mūsų Facebooko paskyroje.